Kas yra? Galėjai pasisiūlyti padėti? Ką padėti, apie ką tu? Nugi matai, kad lapus grėbiau. Kokius lapus? Aš dirbau. Tau šis nerūpi, kad aš nespėjau projektą priduoti, dar man garažą reikia sutvarkyti ir dar šilinių ėjau. Kaip aš galiu atspėti, ko jį nori? Taigi aš negaliu skaityti minčių. Aš nesuprantu, kaip jį nesupranta. Taigi reikia ir komunikuoti iš anksto apie savo poreikius, gal suplanuoti. Tai išmoksta komunikuoti. Nors iš kitos pusės tai ir ką aš dabar darau, kaltinu ją atgal. Aš pats nemoku komunikuoti. Ir toj situacijoje aš ją kaltinu. Gal vis dėlto abiem mums reikia išmokti kalbėtis. Kad ir kiek darbų aš turiu, vis tiek turbūt reikėjo man paskirti bent porą minučių ir pastikrinti, ir kuo tu gyveni ir kaip tu jautiesi. Ačiū tau, kad sugrįbi lapus. Ačiū tau, kad rūpinėsi šeima, vertinu. Tai gal man reikėjo iškomunikuoti, kad einu tų lapų griebti arba suplanuoti laiką, kad kartu su šeima eitume griebti. Nu nieko, kitą dieną kitaip darysim. Skaityti minčių mes neišmoksim, bet mes galim išmokti kalbėtis, girdint kito poreikius. Ar turit emocinių jėgų dar viduje iškirsti kito žmogaus tikruosius troškimus ir poreikius? Ar gali būti tas pirmoji, kuri pradėsit? Nes nuo to prasideda pokyčiai.